Iš jo norėčiau parašyti trim albumo dainom gitarą, tada dar biškai padirbėti prie Thinly Veiled gabalų, kurias ten irgi įrašinėjom. Ir tada jau galvoju apie kitą projektą, kurį irgi ten norėtųsi šitą įrašyti ir paeksperimentuoti, bet realiai tiek apriepti turbūt nepavyks. Net nežinau iš tikrųjų nuo ką pradėti, turbūt nuo tų albumo dainų. Bandysiu tiesiog paklausyti, kaip skamba, ką ten buvo pavykę įrašyti prieš tai ir ką ten labiausiai reikėtų patobulinti. Perrašiau gitarą vienai dainai, bet įrašinėdamas pastebėjau, kad vienas kubas, jo garsumas taip banguoja, tai prityla, tai vėl pagarsėja, tai nežinau, gal reikia kažkurias lempas jau keist, bet tada neaišku kurias, tai bandžiau taip biškai pabilsnot su pagaliuku šiaip su būgnų lazdėlė tiksliau, į visas tas lempas, nes lyg vienas iš simptomų turėtų būti, kad kai jau susidėvi ten tą lempą, tai pasidaro tokia mikrofoniška ir dzingsi, bet kažkaip neatrodė, kad tai būtų. Tai tada tiesiog pripurškiau kontaktų valiklio ten taip ant potenciometrų, kiek tikiuosi, kad ten prasiskverbs kažkaip per išorę. Ir nežinau, biškai pabandžiau pagroti, atrodė, kad nebebanguoja, bet reiktų daugiau pabandyti. Tai žiūrėsiu, kas darysis. Bet dar kitas dalykas, kurį pastebėjau rašinėdamas, tai kad labai nefainai įrašyti būgnai šitam gabale ir tembras nefainas. Atrodo, kad solininko gal apačia buvo atsilaisvinus, nes toks kažkoks minkštas ir duslus. Ir sugrota lievai, ten bačka skuba, solininkas vėluoja, kaip visada, bet kažkaip tuo metu atrodė, kad jau gal nieko šitas teikas, bet nežinau, kažkaip labai jaučiasi. Tai iš pradžių bandžiau ten suquantizint, kažką sustumdyti gal, taip rankiniu būdu, bet vis tiek nefainai ir kažkaip, nežinau, taip norėtųsi pačiam gerai sugrot, kad jau nereikėtų kažkaip jau ten labai stumdyti. Tada bandžiau dar kelis teikus įrašyti iš naujo, bet dabar, nežinau, tos partijas neatsimenu, nepasipraktikavęs, tai aišku, kad nieko ten nesigavo geresnio, bet nežinau, kažkiek skyrus laiko ar padirbėjus gal ir būtų galima pagerinti, nes dabar atrodo, kad būgnai tiesiog tempia visą gabalą žemyn. Bent jau taip atrodo man, nežinau. Ir net nežinau, ką geriausia būtų daryti kitą kartą, ar bandyti praktikuotis tos būgnus ir įrašyti geriau, ar pirmą eiti prie kitų dainų, kur gitarą reikia perrašyti, kur bus žymiai lengviau, ir pirmą tą padaryti, o tada jau grįžti prie šito. Tai va.
šiandien jaučiausi tai biškai užsiknisęs, tingėjau ten taisytas šūdinas dainas, tai nejaučiam pradėjau tokią pertvarką. Šiaip jau prieš kelias savaitės čia buvau nusipirkęs tokius monitorių stovus, bet kažkaip nugrūdau į studijos kampą ir vis nebūdavo laiko, kada juos pasistatyti. Tai nutariau, kad šiandien pabandysiu. Problema tokia, kad žiauriai didelis šitas stalas ir su tais monitorių stovais jau viskas labai išsiplečia ir mažai vietos ir nereikia tiesiog jo tokio didelio. Tai galvojau, ką daryti, gal bandyti tiesiog jį pakeisti kažkokiu mažesniu, bet šiaip jau viską čia pradėjau išnarščiau ir toks gavosi balaganas, norėjusi kažkaip greitai pabaigti. Tiesiog paėmiau tą patį ir nupjoviau. Ir čia kadangi toks kartoninis IKEA stalas, tai jo vidus toks labai nefainas, tokios kartono bangelės ten tiesiog. Tai nežinau, paėmiau ir užkliavau lipnią juostą tą vieną kraštą ir tiek. Kažkaip kartais visai net malonu būna, kad čia taip studijai tarsi lyg galima sau leisti daryti viską taip biškai grubiau. Tai va. O dabar nežinau, jau mažokai lieka laiko, bet būtų labai cool, jeigu dar pavyktų biškai kažką padžeminti bent jau.